Ir dalyvavom pirmą kartą abi gyvenime žygį. Jo, ir antrą kartą įtraukė. Viskas gerai. Jaučiasi, kad skauda biškį kojas, bet žygis buvo labai geras. Labai smagu. Ar dažnai keliauja? Kartais tenka, bet tai pirmą kartą jau vežė. Pirmą kartą? O kaip tas ledas negąsdino? Ne, tai mūsų instruktorius parodė, pragrįžė labai storas ledas. Tai kažkaip labai Šiandien sutikom vietinį gyventoją, kuris žino daugiau negu mes iš tikrųjų. Tai norėjom paklausti, kaip jums patiko čia. Puikiai, mes šiaip mėgstam keliauti, einam, bet savam krašte pirmą kartą ir tikrai patenkinti. Žinom, kad dažnai keliauja, tai norėjom paklausti, kaip šis žygis patiko. Labai patiko, daug įspūdžių parsivežom, iš tikrųjų labai geras oras iš vis pasitaikėm, gamtoj pabūt gerą, gamta graži čia, gidai geri, puikus. Tikrai labai noriu padėkoti organizatoriams už nuostabią tą žygę iškilą po Rubikio ežerą. Na kaip sakyti, po Rubikio ežerą, aš visiems dabar sakysiu, šiandien aš vaikščiau ežero paviršiumi. Nes tai buvo, tik tai, žinoma, nelabai lengva eiti ten, kur nėra sniego ant vandens, tačiau aplankėm 3 piliakalnius, sužinojom nemažai legendų, prisikvėpavom anykščių degonės, klausykite, tai yra rojus. Ačiū Jums.